Visą mėnesį keliavę 8 pasaulio šalių dviratininkai ketvirtadienio popietę pasiekė Kauną. Įveikę 2000 km, keliauninkai į mūsų šalį atvyko paminėti Lietuvos vardo tūkstantmečio. Žygeiviai 2000 km maršrutą pavadintą iš Kvedlinburgo į Vilnių įveikė per 35 dienas. Mat būtent Vokietijos metraščiuose prieš 1000 metų aprašant Švento Brunono misiją paminėtas Lietuvos vardas. Vokietijos, Čekijos, Lenkijos ir Lietuvos keliais dviratininkai vežė Lietuvos tūkstantmečio vėliavą, kurioje pasirašė aplankytų miestų atstovai. Šiandien savo palinkėjimą joje paliko ir Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas. Kvedlinburgas labai gražus senovės miestas, pirmoji Vokietijos sostinė ir važiavom per istorinės vietas susijusias su Lietuva. Žygyje dalyvavo 38 dviratininkai iš 8 pasaulio šalių. Pasirodo, kad ne tik lietuviams svarbi jų valstybės šventė. Prisidėti prie mūsų šalies gyvavimo datos panoro ne vien ES, bet ir Amerikos piliečiai. Man kaip žmogui iš Naujosios Zelandijos, Lietuvos istorija atrodo labai svarbi ir ypatinga, kadangi ji truko net 1000 metų. Naujosios Zelandijos istorijai tai yra 200 metų. Svarbiausia šioje kelionėje man buvo kartu su Lietuva švęsti tūkstantmetį. Taip pat nemažiau svarbu aplankyti visas tas šalis, per kurias keliavome. Akivaizdu, kad Lietuvos vardo tūkstantmečio šventė palietė tiek jauną, tiek seno širdį. Lietuviai tvirtai teigia, kad iš visų matytų šalių ir miestų gražiausia vis dėlto Lietuva.